Aš nuvyliau Čestovą. Matot, prieš 2 metus ir 3 mėnesius aš įkėliau Minecraft video, kuriame turėjau įvairių Lietuvos youtuberių supergalias. Po 9 dienų nuo video įkėlimo aš Čestovų Instagrame kažką parašiau po jo storių. Man labai iškilo daug klausimų. Numeris 1. Ar ežiukai eina žiemos miegoti? Numeris 2. Kur jie eina miegoti? Numeris 3. Kas būna, jeigu jos pažadina vidury žiemos miego? Ar jie vėl eina miegoti, ar nebeina miegoti? Ir pirmiausia, aš visai nesitikėjau, kad jis atrašys, o dar labiau nesitikėjau tokio atsakymo. O, kaip tik šiandien tavo video buvau pasijungęs. Atpažinau iš Niko. Deja, bet Čestovas tame video savęs neišvydo, nes aš į tą žaidimo modifikaciją jau nebuvau įdėjęs. Ir būtent todėl aš nusprendžiau, kad aš turiu jo atsiprašyti gyvai. Kaip aš tai padarysiu? Nusprendžiau surasti kažkokį renginį, kuriame jis dalyvaus 100% ir į kurį galėčiau nuvykti ir aš. Nes į Katarą aš tikrai nevyksiu. Teko ilgokai palaukti, bet ta diena atėjo. 2023 metų komikonas, vyksiantis spalio 20-22 dienomis Vilniuje. Atsižvelgiant į tai, kad Čestovas buvo ir praeitų metų komikone, kuris buvo sujungtas su Geimonu, buvo vilčių, kad jis ten bus ir šiais metais. Bet aš turėjau būti garantuotas, nes niekas nenori važiuoti 3 valandas iki Vilniaus ir negauti tai, ko tikimasi. Todėl aš patikrinau visų 3 dienų renginio programas ir sužinojau, kad čia galima tiesiog visą dieną žaisti prie kompo. Ką? Ai, ir bus toks Čestovas pirmąją renginio dieną, 11 val. 5.1 Delfino salėj. Pamaniau, kad greičiausiai geresnės progos sutikti Čestovą jau nebus, todėl nusprendžiau spalio 20, 11 val. Būti Delfino salėj. Taigi, spalio 20 dieną aš ir mano operatorius, kuris tikriausiai filmuoja pirmą kartą gyvenime, tai jūs įsitikinsit šiek tiek vėliau, atvykome į Vilnių ir pradėjome Čestovo paieškas. Aš sveikinuosi iš Lenkijos, tai yra Lietuvos sostinės, ir aš esu populiariam kultūros renginyje komikone. Čia mano tikslas yra atsiprašyti Čestovo dėl vieno dalykėlio. Važiuojam. Dabar liko pusvalandis iki 11 ir Čestovas bus kažkur toj salėje. Spidermanas. Labą dieną. Labą dieną. Aš jūsų gerbėjas. Ačiū. Galit parodyti siūlų kažkokių? Ne. Ai, nepasiruošę, nepavalgė, man atrodo. Visiškai nusilpęs. Supratau. Galima gal nuotrauką? Taip, žinoma. Aš blogiukas būsiu, gerai dabar? Gerai. Galima aš jum, sakykim, smogiu dabar? Taip. Jo, gerai. Šties, na taip. Šitaip. O, gerai. Bravo. Gerai, kol dar yra laiko, mes nueisim kažką apsižiūrėti, kažką nusipirkti, galima, nežinau. Čia buvo įvairių puodukų ir kitų menkniekių susijusių su žaidimais ar serialais, kas mūsų nelabai domino. Prie klaviatūros. Čia Lego yra. Hala Madrid. Tai šiek tiek apsižvalgę išėjome ieškoti 5.1 salės. Mes radom 5.1 salę. Einam. Mes matėm vėjavaikį, bet aš nespėjau nufilmuoti vėjavaikį. Būčiau pakalbinęs. Neilgai trukus mes pamatėm ir patį Čestovą. Mes palaukėm, kol baigėsi šitos pokalbis ir užklupome Čestovą beišeinant. Sveikas, Česka. Labas. Galima pakalbinti? Galima. Gal prisimeni, prieš kokius 2 metus sukūriau video, kur įdėjau Minecraft'e youtuberių galias. Nežinau, ar pameni, ar nepameni. Ir tavęs neįdėjau. Ir žodžiu, dėl to turi man užduoti kažkokią užduotį, kurią turiu įvykdyti. Ar ten 10 žmonių pakalbinti, ar kažką, kad būtų įvykdytas atleidimas. Taip. Gerai, turėsi kaip nors paprašyti 15 žmonių, kad pasimatuoti kokį nors aksesuarą ant savęs. Čia komikone, random, kurių tu nepažįsti. Tai gali būti megztukas, gali būti kepurė. Ir davai sakyk, ne video filmuojam, bet sakyk, tiesiog ateik ir sakyk, labas, galiu tavo kepurę pasimatuoti. Ok, dėkui. Ačiū tau. Dėkui. Ir su šiuo rankos paspaudimu atėjo sunkiausia video dalis. Paprašyti random 15 žmonių pasimatuoti aksesuarą. Čia stoja, what the fuck, kas čia per prašymas? Aš pirmiausia paprašiau net ne žmogaus, o Star Warso ir jis mane rejectino. Galima pasimatuoti? Pasimatuoti ne, gal. Pasimatuoti galima.
Tada aš paprašiau pasimatuoti Šreko kepurės kažkokius rusiais, kurių manęs net nesuprato. Ir mano operatorius net nepagavo normaliai kadrų. Gražiai kepurė, galima pasimatuoti. Thanks. Galiu pasimatuoti kepurę. Mano kepurė? Jo. Čia mano užsimaskavimas nelabai galima. Bet Tomsai, aš Mantas. Ką? Tai aš sutikau Gustą, paaiškinau jam visą situaciją ir jis man davė ūsus. Įsirink vieną. Ui, aš imu didžiausias. Go big or go home. Kad jie... O kaip juos? Ne, palauk, jas reikia nuplėsti. Na čia. Va, dabar. Reikia. Palauk, Įsidėk. Kaip tau sekasi? Ai, šūdinai kažkaip. Aš negaliu. Ką? Kodėl jūs irgi su ūsais? Nes taip gavus. Specifiškai nusipirkau ūsus. Man tai ūsų nereikia. Tau tai nereikia. Galima šaliko pasimatuoti. Mano šaliai. Prašau, tik pasimatuoti. Tik pasimatuoti. Taip. Galima, o galiu aš akinių pasimatuoti? Ar galiu akinių pasimatuoti? Pauz. Na, galima pasimatuoti. Dėkui. Kepurė. Graži kepurė, galiu pasimatuoti. Prašau. Dėkui. Oh my god, labas. Labas, galiu pasimatuoti. Labai gražu, gerai, dėkui. Dėkui. Graži kaukė, galima pasimatuoti. Dėkui. Čia jo drauga. Kaip atrodau? Gerai. Dėkui. Graži kepurė, galima pasimatuoti. Graži kepurė, galima pasimatuoti. Dėkui. Mario. Gerai. Dėkui. Gražūs akiniai, galima pasimatuoti. Please. Neradęs viduj daugiau žmonių su kepurėm, nusprendžiau išeiti į lauką. Kodėl 15, kodėl ne 10? Man sunku didelių dėdžių prašyti kepurės. Nežudykit manęs, gerai? Nežudykit manęs. Nežudykit manęs. Vos mirsiu, keliausim kartu.